Trumpas eilinį kartą bando išspręsti Ukrainos klausimą, aišku, Amerikai palankiu būdu arba variantu. Ir iš visokiausių skilių atsiranda garsai. Nesąmonė, Trumpo planas blogas, Rusijai jokių žemių neduosim, Rusiją reikia nugalėti, Putiną reikia teisti, jis nusikaltėlis, nesąmonė, Rusijos ekonomiką reikia sugriauti. Viskas tvarkoj, jūs šaunuoliai. Bet kas jūs esat tokie? Nu, kas tu toks esi, kuris taip aiškini ir šneki? Geras klausimas, ne? Bet mačiau nesusimastei. Ok, tu tikrai to nori? Tikrai tu to nori? Man atrodo, tu meluoji. Ir aš to jums paaiškinsiu dėl ko. Jeigu tu tikrai to nori, paimk tai ir padaryk. Į Ukrainą važiuoti vizų nereikia. Į Ukrainą pastoviai važiuoja visokie konvojai. Važiuok ir įrodyk savo žodžiais. Žiūrėkit, jums nepatinka tarybiniai laikai. Tarybiniais laikais, mano vaikystėje, mokykloje išmokė vieną gerą dalyką. Mes ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Tai reiškia, jau kažką pasakei, atsakyk už savo žodžius. Tai kas tu toks? Niekas tu. Tu negali atsakyti savo žodžius. Tu tai gali, sėdėdamas su triusikais ant savo suprištos sopkės, pasiemus pigiausio alaus skardinę ir rašinėti visokius komentarus. Ir visus pasaulio papratingiausius makinti, kaip reikia gyventi. Mūsų politikai irgi toliau nenuvėja. Tai pas juos ne su triusikais, jie gražiais rūbais, tikriausiai brangiais rūbais. Klausimas iš kažkur jie gavo, bet šitas klausimas. Irgi ruošiasi nugalėti Putiną. Amerika nesiruošia nugalėti Putino. Amerika nesiruošia nugalėti Rusijos. Amerika ruošiasi su Rusija toliau virti košę. Amerika su Rusija neturi ko dalintis. Jų interesai beveik niekur nesusikerta. Pasakykit man bent vieną vietą, kur Rusų ir Amerikos interesai susikirstų, kad reikėtų vienas kitą, ta prasme, kaip sako rusai, mačilinti, duoti kaulus taip, kad mažai nepasirodytų. Aš tokių nežinau. Ir jūs visi savo socialinės fantazijos ruošitės kariaukit. Bet jūs žodžiais, man ne žodžiais, o darbais, parodykit, ką ir kaip jūs galit pasakyti ir padaryti už savo žodžius. Ar tu atsakai už savo žodžius ar ne? Manau, kad ne. Tai kas tu esi toks, jeigu nesugebi atsakyti už žodžius. Čia tarp kitko policijos poskyrio viršininkas, kuris manęs čia jau savaitę neišleidžia, bet linksmi vyriokai arbatos pavaišina, gyvenimas nuospadus. Aš tai bent jau keliauju po pasaulį ir jums pasakoju, kaip tai galim padaryti. Kaip tik išėjo nesenai video. Kiek tai kainuoja, iš kur tai gauti pinigų. A tu ką padarei? Tik tai parašė komentarus. Davai, rašome čia dabar komentarus, koks debilas, ruskės ugnės laižytojas, kaip jūs nugalėsit Rusiją ir kaip viskas bus gražu jūsų socialinėse fantazijose. Bet po to bus klopt ir įsijungia elektrą. Dingo jūsų akvariume šitas maitinimas ir gyvenimas pasidarė nuostabus, bet ne jum. Taip pat, mielieji, gyvenimas toks ateina, kad už savo žodžius reikia atsakyti. Internetas viską atsimena, bet apie tai pas man yra kitas video, apie dinosaurus ir panašiai. Laukit, žiūrėkit, tuoj bus.